sveiki atvykę vėl į paskutinę šiais metais paskaitą, nes po to šeštadienį bus kūčios ir taip toliau, tai nenoriu užimti tų laikotarpių. Ir jo, šiandien pagaliau prieisime prie Biblijos pradžios, kas man iš tikrųjų yra labai įdomu. Ir jo, mes pradėsime nuo pradžios knygos, kaip angliškai Genesis, ir patyrinėsime, ką mes galime suprasti iš to Dievo sukūrimo, visatos ir tai, kas mūsų supo mūsų aplinkui. Tai pirmą dalyką, ką mes galime pastebėti Biblijoje, kad Dievas viską kūrė per balsą. Nesako, kad Dievas paėmė savo rankas ir sulipdė pasaulį, ar nežinau, išbezdėjo jį, ar dar kažką. Mums sako, kad jisai pasakė ir tai atsitiko ir tai susikūrė. Ir ką mes iš to galime suprasti, tai kai mes galvojame apie balsą, mes balsą suprantam arba garsą suprantam kaip bangas. Ir energija, jeigu žiūrėti į energiją, imti atomus, veikti vis gilin, mes suprantam, kad energija galiausiai yra bangos tiesiog. Tai Dievas per savo balsą, per tas bangas sukūrė energiją, kuris sukūrė visą šitą visatą. Ir mes tada suprantam, kokie svarbus mūsų žodžiai gali būti. Mes labai dažnai girdime, kaip žmonės, kurie yra labai sėkmingi, jie dažnai kalba apie tai, kad jie iškalbėjo dalykus į egzistavimą, kad jie pastoviai kiekvieną dieną savo priešais veidrodį sakė, aš esu milijonierius, ar aš esu kažkoks greičiausias žmogus pasaulyje, ar dar kažką. Ir jie tai kartoja ir jie tuos dalykus sukūrė ir jie tais dalykais tapo. Tai parodo, kokie stiprus gali būti mūsų balsai ir kaip mes turime iš tikrųjų žiūrėti, ką mes sakome apie save, ką mes sakome apie kitus, kokią mes energiją skleidžiam aplinkui save, nes bet koks balsas, judesys sukuria kažkokią energiją, kuri eina. Bet čia toks, nenoriu ant to per daug užsitęsti. Tai ką mes dar matome iš pradžios knygos, kad viskas yra kūrima pagal Dievo rūšį. Jis sako, aš sukūriau tą palei savo rūšį, palei savo rūšį sukūrė gyvūnus, palei savo rūšį sukūrė žemę, taip toliau. Viską Dievas sukūrė palei savo rūšį. Ir ką mes iš to galime suprasti, kad viskas, kas yra sukurta, kas yra aplinkui mus, turi kažkokį atvaizdą Dievo. Nėra taip, kad, aišku, mes taip pat žinom, kad Dievas žmogų, kaip aš jau minėjau anksčiau, kad Dievas žmogų sukūrė pagal savo atvaizdą, pagal savo būdą. Bet mes taip pat matome, kad ir gamta yra sukurta, aišku, ne pagal jo būdą, bet pagal jo rūšį. Kažkokie dalykai yra atspindys Dievo. Ir ką mes galime, pavyzdžiui, pamatyti, mes matome gamtą, mes matome, kad jinai yra nuostabiai graži. Aš galvoju, jeigu taip logiškai mąstant, ar gamta turi būti tokia graži, kad egzistuoja? Turbūt neturi. Jai nėra būtinas toks milžiniškas grožis, bet jinai yra labai graži. Ir mes galime suprasti, kad Dievas yra meniškas, kad Dievas yra kaip artistas, jam patinka kažkokią dailę, padaryti gražius dalykus. Mes tą galime suprasti iš Dievo. Ką mes dar matome? Mes matome, kokia begalybiškai kompleksiškai yra šita visata. Vien žmogų paėmant, mes žiūrėdami į žmogų, net mes ne viską esame išsiaiškinę apie žmogų, net mums jisai yra toks sudėtingas, kad mes ne viską suprantame taip, kaip žmogus veikia. Tai galvoti dar apie visą visatą ir visi fizikos dėsniai, visos konstantos, kurios buvo padarytos tiksliai taip, kad viskas galėtų egzistuoti. Didysis sprogimas plėtėsi tiksliai tokiu greičiu, kad viskas galėtų, yra tiek daug visokių smulkmenų, tiek daug visokių kompleksiškų dalykų, kuriuos Dievas turėjo sugalvoti, kuriuos Dievas turėjo mąstyti, kad viskas galėtų egzistuoti. Tai mes suprantam, kad jis labai yra intelektualus, logiškas žmogus. Ne žmogus, bet Dievas. Ir ką mes dar galime pastebėti, mes matome gamtoj yra visokie gyvūnai, pavyzdžiui, beždžionės kartais paėma savo šūdą, meta kažkam arba dar tokie visokie juokingi dalykai vyksta. Ja? Ir mes taip pat gamtoj ir kūrinyje galime įžvelgti Dievo kažkokį humoro jausmą. Ir aišku, jeigu aš dabar galėčiau tą patį pasakyti, kad mes ir žmoguje visą tą matom. Žmogus turi humoro jausmą, žmogus turi kažkokį menišką aspektą, gal ne kiekvienas tiek pat, bet visi po kažkiek to yra paveldėję, bet aišku, mes tą matome taip pat ir Dievo kūrinyje. Jeigu žiūrėti viską kaip Dievo kūrinį, mes matom tos tokius atspindžius Dieve. Ir
Aš manau, tai yra svarbu išvelgti, kad suprasti, kiek iš tikrųjų mes esam panašus į Dievą. Nes tai ne tik žodžiai, kad Dievas sukūrė mus pagal savo būdą, pagal savo prigimtį, bet mes tai galime pamatyti, žiūrėdami į šitą pasaulį ir iš tikrųjų žiūrėdami į visokias detalės, kaip viskas yra sukurta. Ir jo, tai Dievas viską sukuria, kaip minėjau, galiausiai sukuria žmogų ir sako, kad žmogų sukuria pagal savo atvaizdą, pagal savo būdą, pagal taip, ne tai, kad žmogus atrodo kaip Dievas, bet būtent, kad jis yra panašus kaip Dievas, mes kaip žinome Dievą, kaip jisai neturi kažkokios formos, kadangi jisai nėra kažkokia fizinė būtybė, tai mes iš to suprantame, kad vėlgi, kaip sakiau, kad yra ta emocinis aspektas, mes paveldėjom tą iš Dievo, mūsų meniškumo aspektas, mes paveldėjom tą iš Dievo, mūsų meilės aspektas, paveldėjom tą iš Dievo, visokie va šitie bruožai mes paveldėjome iš Dievo. Tai tada Dievas viską sukūrė ir ką jisai pasakė Adomui ir Ievai po to, kai jisai viską sukūrė. Jisai pasakė, Dievas palaimino juos ir tarė, būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvim, padangių paukščiam ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Mes galime šitą viską skaityti kaip kažkokią pasaką, bet aš matau tokius gilius aspektus visose šitose žodžiuose, kad Dievas praleido milijonus, milijardus metų kurdamas visą šitą. Aišku, dabar galite kai ką sakyti, bet parašyta Dievas pirmą dieną sukūrė tą, antrą dieną sukūrė tą, tai viskas užtruko 7 dienas. Bet čia aš nesutikčiau, kadangi jeigu mes imtume originalią Bibliją, hebrajų lygtai kalba, tai mes pamatytume, kad iš tikrųjų tas viena diena išsiverčia pirmam laiko periode buvo tas sukurta, antram laiko periode tas sukurta. Angliškai įsivertė kaip į day, bet net anglų kalboje yra naudojamas terminas kaip back in my day, kuris nereiškia, kad būtent į konkrečią dieną, o jisai turi omeny kažkokį periodą, laikotarpį. Tai netgi tas mes galime ir mes ypač iš dabar mokslinių žinių žinome, kad mūsų visata yra kelis milijardus amžiaus senumo ir nereikia tam prieštarauti ir Biblija tam neprieštarauja, nes viskas, kas buvo bandoma buvo pasakoti, kad buvo kažkoks nuoseklumas, kad pradėjo nuo kažko ir palaipsniui ėjo vis kažko ir galiausiai sukūrė žmogų ir žmogui davė viską. Žmogui atidavė viską, ką sukūrė, kas jam užtruko labai daug laiko. Jo. Tai ką mes tai galime suprasti iš Dievo? Įsivaizduokite, jūs kažką sukūrėte, kas jums užtrunka milijardus metų ir jūs tada atiduodat tai kažkam. Jūs nieko iš to nepasliekat, jūs pasakot, imkite visą šitą, aš jums visą šitą dovanoju, turėkite tai, ten viską, kaip čia parašyta buvo, pripildykite žemę, užvaldykite ją, viešpataukite, būkite dievai šitai žemei. Tai kai aš galvoju, jeigu aš kažką tokio padaryčiau, tai būtų išraiška didžiausios meilės, kokią aš galėčiau, jeigu aš tiek laiko kažko praleisčiau ir tada tiesiog pilnai pasitikėčiau žmogumi ir atiduočiau visą tai. Ir taip pat aš noriu į tą žiūrėti kaip iš tėvų ir vaikų aspekto. Mes kaip atspindžiai Dievo, mes kaip atspindžiai jo kažkokių savybių galime taip pat suprasti, jeigu mes kažkokį jausmą paučiam darydami kažką, reiškia Dievas darydamas tą patį turbūt kažką panašaus jausmų. Ką aš noriu su to pasakyti, kad netgi aš dar, kaip sakom, vaikų neturiu ir dar neturbūt arti to nesu, bet kai aš pagalvoju apie tai, kad mano kažkoks vaikas egzistuoja, jeigu aš įsivaizduoju savo vaiką, kad jisai yra kažkur, man jau jaučiasi tokia milžiniška meilė jam ir man norisi viską jam atiduoti, viską jam duoti ir kad jisai turėtų pačią geriausią ateitį, pačias geriausias aplinkybės ir kad jam viskas būtų gerai. Ir aš matau Dievą irgi tokį, jeigu aš turiu tokį aspektą, ir mes galim tai matyti bendrai, visi tėvai labai myli savo vaikus. Aišku, būna visokių atvejų, būna visokių įvykių, kas atsitinka žmonėm, kas priverčia juos kažkaip kitaip pasielgti su savo vaikais, bet dažniausiai ir žmonės labai myli savo vaikus ir jie nori atiduoti viską. Reiškia, Dievas yra toks pats. Ir kodėl aš tai sakau, nes mes tikrai
neteisingai supratome tą pradžią Biblijos iš to, kad mes galvom, kad Dievas vos nenorėjo, kad viskas taip blogai pasibaigtų. Bet koks tėvas ar tėvai, kokie tėvai norėtų, kad jų vaikas nueitų per visišką kančią, kad jų vaikas susimautų ir kad jų vaikas būtų 2000 metų, 4000 metų, kiek jau 6000 metų būtų atskirtas nuo jo. Joks tėvas to nenori. Ką aš noriu pasakyti tuo, kad aš žiūriu į pradinę tą, nors aš į pačią istoriją dar neįlysiu, tai bus kitoj paskaitoj, bet ką aš noriu išvegti, kad aš nemanau, kad Dievas norėjo viso šito. Aš nemanau, kad Dievas norėjo matyti žmonės skausme, nes Dievas yra toks pats kaip mūsų tėvai, jisai nori matyti, kaip mums pasisekė, jisai norėjo, kad mes užpildytume žemę, kad mes viešpatautume žemę, kad mes būtume jos, kaip sakant, karaliai, kad mes rūpintumėmės žemę, bet pažiūrėkit į viską, ką mes turim aplinkui, nors ir mes tikrai daug pasiekėm, mes statom gražius namus ir taip toliau, bet kaip mes elgiamės su gamta, kaip mes elgiamės vienas su kitu, tikrai mes nesam toj viešpataujančioj būklėj. Tai ką aš noriu, kaip sakant, iš šitos paskaitos išvelgti, kad šita pradinė Biblijos istorija nėra apie kažkokią sėkmės istoriją, kaip Dievui pasisekė viskas. Jis iš tikrųjų parodo, kad kažkas atsitiko blogai, kad kažkas įvyko ne taip ir kad Dievas to tikrai nenorėjo, nes mylintis Dievas nenorėtų kančios savo vaikams. Ir tai galėjo atsitikti vien dėl to, kad Dievas mums davė laisvą valią. Kas yra laisva valia? Laisva valia yra neduoti žmogui laisvai pasirinkti ir neatimti iš jo tą laisvę, jeigu jis kažką ne to pasirinko. Ir Dievas iki pat šiol jisai duoda mums laisvę ir jisai niekada jos iš mūsų neatėmė, jisai visą laiką laikė savo žodį. Įsivaizduokite, toks galingas Dievas, kuris gali sukurti visą šitą visatą, leidžia žmogui niekinti jį, leidžia žmogui naudoti jo vardą, kada nori, leidžia žmogui daryti, ką nori ir jisai dėl to nieko taip pat, fiziškai nieko žmogui nepadaro. Aišku, mes žinom, kad nuodėmės nulydi į pragarą, bet daug kas supranta, kad mano darimas nuodėmių, aš nueisiu į dangų ir tada Dievas man pasakys, tu turi eiti į pragarą. Dievas nenorėtų niekieno nuteisti į pragarą. Mes pasirinkdami nuodėmės, mes pasirinkdami puolimą, mes pasirinkam būti su šėtonu, mes pasirinkam būti atskirti nuo Dievo. Tai yra mūsų pasirinkimas, ne Dievo. Ne Dievas mus nuteisė kažkur, o mes save nuteisėm tenai, nes tai yra mūsų pasirinkimas, mes tą patys savo viduje suprantam, kad čia yra mano atsakomybė, ką aš pasirinku ir su kuo aš noriu būti. Ir tiesiog Dievas mums duoda tą laisvą pasirinkimą, būti su kuo mes norime. Jeigu mes norim būti su Dievu, jisai mus priims rojuje, priims dangaus karalystę, bet jeigu mes su juo nenorim būti, jisai mūsų neprivers. Tai jo, aš noriu per daug toliau užsitęsti, aš tiesiog noriu, kad mes suprastume, kad tikrai viskas neįvyko taip, kaip Dievas norėjo. Nėra viskas taip, kaip Dievas norėjo ir kaip mes galim matyti toliau per Bibliją, kad pastoviai vyko kažkokie žingsniai, bandymai kažkaip grąžinti žmoniją atgal. Ir tikrai Dievas nėra kažkoks žmogus, kuris sėdi padangėse ir džiaugiasi, kojas susidėjęs ir žiūri, kokie žmonės yra, gal kai kurie durneliai, gal kai kurie protingi. Dievas yra milžiniškam skausme ir milžiniškam praradime, kad jisai turi žiūrėti savo vaikus, matyti, kaip viskas yra blogai ir žinoti, kad jisai nieko apie tai negali padaryti, nes jeigu jisai kažką padarys, jisai atims mūsų laisvą valią, jisai atims mūsų laisvę, ką jisai mums pažadėjo. Ir jeigu jisai savo žodžių negali laikytis, tai kodėl šėtonas, kodėl kažkas turi jo klausytis, jeigu jisai pats nėra pastovus. Dėl to jisai turi išlaikyti savo žodį, jisai turi davęs mums laisvę niekada neatimti jos iš mūsų, nes kitaip jisai bus teisiamas, kad jisai, žiūrėk, tu mums pavėlavai. Dievasgi negali tapti melagiu, jeigu jisai sako mums nebūti melagiais. Tai va, tokia yra skausminga dabar Dievo padėtis ir iš tikrųjų visos lekcijos po šitos mes dabar pradėsime tyrinėti labiau Bibliją ir žiūrėti, kas atsitiko ir kaip reikia viską, kaip Dievas bandė viską ištaisyti ir kokie žingsniai buvo daromi. Va, tai šituo noriu pabaigti lekciją. Aišku, šį kartą nebuvo
gal tokia linksma, ar su tokiom, nežinau, gerom emocijom ir kažkokia sėkmės istorija, bet jo, dėja taip yra, dėja tai, ką mes turim dabar, nėra tai, kas turėjo būti. Ir aš manau, kiekvienas su tuo netgi galėtų sutikti, kai mes matome badaujančius vaikus, ar mušamus vaikus, ar mušamus nesuaugusius žmonės, ar kažkokias kančias, mums patiems yra nelengva širdį. Ir Dievui tai dar labiau nelengva. Jam yra dar skausmingiau. Tai va, ir jo, taip tai ačiū visi, kad žiūrėjote. Ir kas su manim čia naipavot. Ir jo, to aš noriu užbaigti ir tada linkiu jums visiems gerų šventų kalėdų ir gerai atšvęsti naujosius metus. Ir tikrai pamastykime, kaip mes galime gal padėti Dievui, kaip mes galime suteikti kažkokį komfortą Dievui. Aš manau, jeigu bent vienas iš jūsų, kas dabar žiūrite, maldoj pasakys bent labas Dievui ar kažkaip su juo pabendraus, tai jam jau atneš milžinišką džiaugsmą. Dėl to, jo, aš tikrai norėčiau kvieti jūs tai padaryti ir tikiuosi galėsit gal taip pasielgti, nes manau, tai Dievą labai labai pradžiugintų. Tai ačiū labai dar kartą, kad žiūrėjote ir jo, gerų visiems naujųjų metų. Iki.